Sveiki, mano Racedas ir šiandieną susitinkame Litexpo. Ir kas yra Litexpo? Tai yra Comic Con kartu su Baltic Gaming Expo. Tai va, turime labai daug žmogeliukų susirinkę, jau visokių cosplayerių, visko. Dabar planas nueiti į trečią salę pagrindinę, nueiti pažiūrėti gal atidarimo ceremoniją. Gal nevėluojam, gal vėluojam, nežinau, bet kažkas turėtų vykti, pažiūrėsim renginį. Kaip supratau, atidarimą pražiapsojom, bet turim ten švelį iš Guardians of Galaxy. O, sėdi. Nebesėdi. O, Kebros ir iš Gimtojo krašto atvarė. Kolas Klaipėdos Univerui reklamuotis Vilniuje. Gal kas visko labai daug. Čia turim vėl rankų padegimą, kaip aš šiais metais deginau savo ranką. Realiai turim visokių daug. Tiesiog dabar čia parduotuvių, pirk. Kolega va. Ką? Gerai, manau reikia įdėti iki Gaming Expo. Gariūnai, va čia gariūnai, pardavinėja viską. Tokių šmutkių, kurių mes nepirksim. Nintendo, gavau į kaulus. Gavai į kaulus. Va šitas, karočią, ant galas viso mane. Galiu pasakyti, ten vidui kaip karšta. Aš jau viso šlapęs. Judam iki Baltic Gaming Expo, manau. Mums gameriam labai aktualu. Komikono pažiūrėjom, galim išeiti jau. Tai va, judam ten pažiūrėti. Nu va, let's go, praeinam. Kas? Dronų yra. Jau bakalauras mane su dronais užkniso. Praeinam į tamsą. Kaip gameriai ir mėgsta. Ola žaidžia Kebra. Turim flešą. Šiaip čia, nu, tipo, senam Litexpo rūmuose, ten yra visa scena, ten, kur jau buvom. Čia belia kaip makaronais tiesiog neša. Yra visa tiesiog salė, nu, gamingui skirtai. Yra čia labai daug ko. Čia, o Rocket League kaip žaidžia. Čia dar žaidžia. O, Trackmania. Realiai visas čia yra. Ten viršų dar reikėtų nueiti pasižiūrėti dėl nuo viršaus. O, va čia jau normaliai žaidimų visi žaidžia. Ką? Savo draugą pakamenti. Tai va, užsilipom viršų. Nu, tai tas pas. Irgi visokie žaidimų parodos. Iš viršaus. Visi gameris susirinkę Fortnite, ten žaidžia. Kažką kalėdos. O čia nebus kartais, kad tie žaidimai, kur dar tipo lietuviški žaidimai, bet nepopuliarūs. Nes labai nematomi, nematyti. Taip ir labai paprastai padaryti, suprogramuoti. Ir visas Baltic Gaming Expo. Ten viskas sena. Turim tokį bugį. Dakarę pralėti galim. Važiuosim pralėti Dakarą. O toks setupas. Tokį namie gerai turėti. Į garažą tokį reikia prasivaryti. Tikrai reikia tokį daiktą. Čia dar vat užmečiau. Nopkinas šitam. Su šitu važiavo į Dakarą. Jeigu nežai. Sakėtai širti pažiūrė Dakaro. Kitratį. Rangiau. Kaip man Dakaro fanų visai cool. Radom linksmą mašinytę, Miatą. Aš nemėgstu, tai manau, gimtadienį.
Ne, kalėtų. Esame 18, realiai patalpoj. Mažiau eilių, mažiau žmonių, nes nepilnamečiai nėra praleidinėjami. Kas nori ramumos, visai neblogai čia ateiti. Bet turi būti visų 18. Sena matos nuo viršaus. Tikrai nealkoholinių gėrimų galim įsigyti. Žiūrėk, šitas čiuvelis kūrė komiksus šitus. Oik, savo. Priėjom dar į kitą salę. Surčių visko dar yra. Tai čia labiau tokie maisto galima rinko valgyti. Va, Hebra gamina. Tokius žaidimukus. Radom dar vieną pusę Gariūnų turgaus. Taip. Norit pasidaužyti? Einam talin. Todėl? Veipis dygauti. Nepamirštam draugai. Reikia. O čia tai faitas. Visi šarvai su visko, tiesiai viduramžius. Ar tikrai miške tokia mašina sunkiai pastebima? Manau, kad jo, šiaip. Gal miške ir jo, bet čia tai pastebima labai. Ernestai, mes čia galim pasižiūrėti, kas mūsų laukia. Kai šaukimą gausi. Jau iš čia pasiims. Vienas. Beveik. Oi. Patį pirmą įmėšį. Sausai pramėtė mane, Ernestas, sausai tiesiog. Lietuviška versija Kapitonas Ameriko. Kapitonas yra įkiname, drįsk leisti jam veikti. Čia turėtų būti visos tos žvaigždės. Man realiai aktualu buvo ten gale, bet jau mačiau. Ir Devon marai. Bet šitų nėra. Irgi būtų smagu pamatyti tiesiog iš arti žmogų. Nu, kiek pas tave? 2,10. 2,10. Pasigirk, Ernestai, ką laimėjai? Laimėjau maišelį. Už tai, kad sumečiau 205 taškų. Reikėjo 300 dėl antros bandelį. Liksim alkani, karoči, nesumetėm. Aš iš viso 2,10. Vėl Nintendo stendė, vat. Bowlingą. Kol kas laimi prieš Ernestą, atrodo. Sužaidžiau su Nintendo, bowlingą nugalėjau, tenisą prapisau, sausai 2 kartus. Šypsos čempionas, savo. Nu, čia realiai kaip ir kažkuriais praeitais metais Komikone atvarėm išbandyti elektrinių motociklų. Tai čia copyrightas nubūdė mane, tai aš įgarsinsiu. Čia dabar kaip čia važiuoju, čia taip, zigzagas, taip, prilėtinam, taip, stojam, tai muzika groja kažkur, nieko mes negirdim. Va čia ant sporto režimo parlekiu, ai ne, palaukit, čia turėtų būti elektrinis garsas. Nežinau, kas elektrinis turėtų garsas būti, nu bet va, parlekiu, tipo valiną apsimetu. Ir vat pasistatau. Prasitestavom biškį mocų, elektriniai, automatai. Sakyčiau, Honda Hornetas mano geriau šitų. Tikrai galios šitose elektrinėse trūksta ir reikėtų daugiau. Bet po miestą tai gerai. Ernestas sako, beleka. Man galios trūkumas buvo. Eik, tu savo grūtas, užputinėtas. Visko, va. Tokiais įrankiais padarė tokį. Ir dar Sajanas, šitų jau nelabai įdomios. Žodžiu, viskas išeinam iš Litexpo, apsivaikščiam, pasižiūrėjom, dabar yra gal 16:34. Tai išbuvom čia kokias 4-5 valandas, jau čia daugiau. Apsižiūrėjom, įdomiai pasižiūrėjom kažką. Nežinau, rytoj varysim, jei nevarysim, tai po šito jau bus toks review'as. Tu Ernestai. Visai kietai. Patiko. Kietų dalykų yra. Tu eisi? Jo. Apibendrinimas. Gerai, o dabar pradeda lyti, lekiam namo.
Nu ką čia su tuo apibendrinimu? Nieko daug aš jums ir nepasakysiu. Nu, renginys kaip renginys. Visada kaip Litexpo vyksta visokie renginiai. Jeigu norėjai, tai tikrai buvo tos veiklos ir ką veikti. Bet mes gal tiesiog per mažai įsitraukėm tas visas veiklas, neėm į paskaitas visokias ar renginius. Mes tokios vaikščiom, pasižiūrėjom, kas mums įdomu, išmėginom, kas mums įdomu ir viskas. Daug irgi labai visko nenufilmau, matot, vieną dieną buvau. Bet nežinau, šį kartą man pakako, realiai labai buvo panašu kaip prieš 2 metus, man atrodo, buvau Komikone irgi filmavau vlogą. Tai labai panašiai buvo irgi kaip ten tas. Kas iš naujesnių, gal kad gamingui tiesiog didesnė erdvė ir daugiau vietos yra suteikta. Bet matėt, vėl modsu pralekiau, vėl ten tiesiog visokius žaidimus išbandžiau. Nu ir gaming konsolės, kaip visada pagrinde. Tai jo, jeigu daugiau domiesi viskiais komiksais, dar kažko, tai jo, apsimoka atvaryti ir pasižiūrėti visko, kas ten yra. O mes tiesiog praėjom kaip pro eilinį Litexpo renginį, nu ir apžiūrėjom iš savo akių ir parodėm jums. O aš Komikonui sakau ačiū, kad suteikė medijos statusą ir, manau, su jumis atsisveikinsiu iki kito karto. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Parašykite komentaruose, buvot, nebuvot šiame, ką jūs manote apie šitą renginį ir ar gal mane matėt ir neišdrįsot prieiti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitą kartą. Iki chebryte.